Kauno Žalgirio klubas pradėjo pasiruošimą artėjančiam sezonui. LKL čempionai surengė vieną pirmųjų treniruočių Žalgirio arenoje. Naujasis Žalgirio treneris Šarūnas Jasikevičius atskleidė, jog savo šansų vadovauti komandai dar nesulaukė. Pradžia yra labai rami, nes iš viso nieko nedarau. Vis tiek dabar pirmą savaitę dirbs fizinį pasiruošimo treneris. Taip kad, nežinau, biškai planuojam, biškai kažką dėliojamės grafikus. Iš tikrųjų labai liūdnoka. Nėra ką veikti. O taip vis tiek jau kai turėsit ką veikti, kokie planai yra pasirengimas? Krepšinį vis tiek jau tada aš vis tiek atsakingas esu už krepšinio dalį, tai daugiau mažiau esam susidėlioję, sakykime, ten, ar reikia atlikti, kol treneris bus rinkiniai. Ir bandysim tą atlikti. Vis tiek pačioj pradžioj svarbiausi dalykai, aišku, yra fizinis pasiruošimas ir susipažinimas su visom sistemom, ne? Kažkas tokio sakau, o paskui jau reikia žiūrėti, kaip komanda, kaip sakant, visą informaciją priima ir kiek galima duoti naujos informacijos. Kaip sudėti vertina daug naujų žaidėjų? Žinote, sudėtis dar yra kaip ir kitos sudėtis, jinai yra ant popieriaus. Tai vertinti ją galima gana normaliai, bet, sakykime, vis tiek reikia žiūrėti ir kaip tie amerikiečiai įsilies ir kaip jie pripras, jie vis tiek pirmą kartą atvažiuoja į Europą žaisti. Jo. Tai, nežinau, vis laiką pradžia gali būti sunkoka, o paskui žiūrėsim, viskas priklausys tik tai nuo jų. Kokie tikslai keliami komandos sezonui? Žinau, čia reikia šnekėti su vadovais. Komandos tikslas šiuo metu yra pasiruošti gerai fiziškai, įsidėti kažkokią tai bazinį pasiruošimą, kad būtų kuo mažiau traumų, kad, sakau, vėlgi supažinti su begalę sistemų, kurios bus ir taip toliau. Ir paskui jau reikia, vis tiek jau paskui eisim treneriui grįžus jau prie visų varžybinių dalykų. Kokią kalbą žaidėjams sakėt? Nieko, čia jokių kalbų nereikia, čia visi žino, ko susirinko ir nei aš ruošiuosi kažką kalbėti, nei labai čia reikia kažkokių tai didelių kalbų. Kaip vertinate Gudaičio pasirodymą nacionalinį? Žinokit, aš iš tikrųjų buvau išvažiavęs, tai žinau, kad atgarsiai yra labai geri, žinau, kad treneriai jo patenkinti, šiaip aš daug varžybų tikrai nemačiau, tai nenoriu daug šnekėti. Prie pagrindinės sudėties Edgaras Ulanovas prisijungė, kaip vertinate jo perspektyvą? Jūs supraskit, kad tie vaikai dar, nei vyresnieji, dar net nepalėtė kamuolio. Dabar tai vertint kažką, tai sakau, viskas, kas dabar yra ant popieriaus. Vienu žodžiu, jisai yra tas pilnavertis komandos narys šiuo metu ir, kaip sakant, su juo bus elgiamasi kaip su bet kuriuo kitu komandoje ir jam bus, kaip sakant, suteiktos visos galimybės įsitvirtinti komandoje ir viskas vėlgi priklauso nuo jo. Pirmasis draugiškas rungtynės kauniečiai žais Stepo Butauto vardo turnyre. Erikas Kirilaitis, Žygimantas Vingelis, Basket Dream LT. Aš lengvesnį klausimą, o kaip vertini, kad prieš tave klūpų žurnalistas? Atėjo laikai tokie, pasirodo. Prieš 20 metų reikėjo taip jau daryti. Ką aš ir norėjau, Šarai, lygiai prieš 20 metų Europos čempionu ir aš vienintelis buvau tenai. Atsiklaupęs? Neatsimenu.